Sveiki, mylėjai. Sveikinu su atėjusiu pavasariu. Dabar toks sunkus laikas, neramumai pasaulyje, bet visi gyvenimas eina, turim dėti. Tai va labai kažkaip seniai galvojau padaryti tokį video, nes jūs matau forumuose kažkur šiaip ginčiasi žmonės. ABS-as ir ne ABS-as motociklė. Kiek tai yra efektyvu ir kiek jisai padeda. Tai va, dabar padarysim viską praktiškai. Čia yra Triumphas, ABS-inis. Tai tas testas bus toks, paprasčiausiai įsibėgėsi vieną atkarpą, ten vienodą, stabdysiu irgi nuo tos vietos ir pasimatuosim, kiek yra. Čia tiksliai nedarysiu su chronometrais, su metrais, bet kaip ir realioj situacijai. Vis tik realiai pirmų bėgių suksiu, kiek įsisuka, stabdysiu. Ir pasižiūrėsim, kiek stabdysiu nuo tos vietos. Čia yra ABS-as paprastas. ABS-ai dabar naujuose motocikluose, kai kuriuose yra tie vadinami, priklauso nuo posvyrio motociklų. Tai tarkim, vis tik tiesiai važiuojant, sukibimas yra vienoks, centrinė jėga kitokia, ABS-as veikia tvirčiau. Ant posūkio motociklo jisai automatiškai, kompiuteris perskaičiuoja, veikia jautriau. Tai va, ką bandom. Čia. Dabar BBS-o. BBS-o. Nu ką. Einam. Nu ką, eina. Pats. Čia 60 buvo greitis kažkur. 60 greitis ir stabdžiau. Dabar tą patį padarysiu be ABS-o. Dabar be ABS-o. Nu ką, einam. 1, 2, 3. Nu ką, stau toliau. Ką čia man nesisuka. Ai, čia tros. Dar vieną kartą. Nu va, greitis irgi buvo 60. Įvairiai.
O, papa. Na, prasitestinau, pasibandžiau, tai daug bandymų padariau, buvo ir pračiuožimų rato. Pračiuožimai yra jau be BBS-o. Tai reziumuojant ką, patys matėt, realiai tas stabdymo kelias yra labai panašus. Jeigu išeina gerai pagaut, jeigu asfaltas geras, tai BBS-o kažkiek geriau. Nu, su ABS-u vis tiek kažkiek jisai kažkiek praleidžia to efektyvumo, bet saugiau. Tarkim, kai dabar toks šalta danga, šaltas asfaltas, tai aš gal rekomenduočiau visgi ABS-ą. Bet čia vis tiek reikia treniruoti savo skilus ir būti piktiems raideriams. Įdomiau be ABS-o, nes tarkim irgi kažkur apsisukinėjant, užmetinėjant tą galą, su ABS-u nelabai gausis, be ABS-o viskas labai čikiai. Tai va, tai tiek. Ai, ir dar kas, tarkim, ABS-niai motociklai yra paprastus, yra nuo, tarkim, nuo priekinių stabdžių, pompos tiesiai eina į suportus šlangelį. Pas ABS-nius iš čia eina į ABS tą kontrolerį, nu ir iš jo ten jisai skirsto šlangelėm. Į galą, į priekį, sumetinėja. Tai irgi tas jautrumas yra kitoks negu tiesioginių stabdžių. Bet čia nesvarbu. Vien žodžiu, ačiū ir iki.